Seimo narių atostogos įstatymais nėra apibrėžtos. Nemažai keliaujantis prezidentas Gitanas Nausėda suplanavo dar vieną kelionę. Tik šį kartą ją galima pavadinti darbostogomis. Prezidentūra pranešė, kad šalies vadovas vakar išskrido į Portugalijos Madeiros salą ir į Lietuvą grįžti kitą savaitę. Prezidentūra to atostogomis nevadina. Pranešė, kad Nausėda dirbs nuotoliniu būdu. Madeiros sala yra Atlanto vandenyne, arčiau Afrikos, o ne pačios Portugalijos. Vietovė kartais pavadinama rojaus kampeliu žemėje. Nausėdai ši sala turėtų kelti ir papildomų emocijų. Iš Madeiros kilęs vienas geriausių visų laikų futbolininkų – Cristiano Ronaldo, o Nausėda žinomas kaip aistringas portugalų futbolo gerbėjas. Neaišku, ar prezidentas nuvyks prie prabangaus Ronaldo namo, ar apsilankys saloje esančiame jo muziejuje ir gal net kaip ir daugybė kitų turistų palies futbolininko statulą. Vis tik internete jau pradėjo plisti dirbtinio intelekto generuoti vaizdai su atostogaujančiu ir šiek tiek dirbančiu iš paplūdimio prezidentu. O Nausėdos nemėgstantis gyventojai net suskubo juoktis, jog žodžiai apie nuotolinį darbą esą perspausti. Esą šalies vadovas ir Lietuvoje nepersidirba, ką jau kalbėti apie Madeiros salą. Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliui galimos. Lietuvoje egzistuoja keista situacija. Nors konstitucija numato kiekvieno piliečio teisę į atostogas, prezidentas teoriškai jų neturi. Įstatymų atostogos nereglamentuotos. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis. Tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti. Atostogos oficialiai nenumatytos ir Seimo nariams, tačiau jie taip pat sugeba suderinti darbą ir poilsį. Štai ir konservatorių pirmininkas TV3 žinioms kalba tiesiai iš lėktuvo, pakeliui į atostogas Bulgarijoje. Pasižiūrėsim, kaip Juodoji jūra atrodo iš Bulgarijos pusės. Mums politikams irgi reikia būti sąžiningiems, nes mes irgi paprasti žmonės. Tai ateina laikas metuose, kai norisi pailsėti. Be abejo, jeigu reikės reaguoti į aktualijas, į politinius procesus, tai tą ir padarysim, neišvengiamai. Konservatorių lyderis problemos nemato nei seimūnų, nei prezidento atostogose. Juolab šiais laikais žmonės pasiekiami bet kuriame pasaulio kampelyje.